I can do an imitation of a man who's feeling good. I can talk a lot like someone who's not misunderstood. I can go to all the places where the happy people stay. But without you here beside me, I'm an actor on the stage. There's a drunk in every graveyard, there's a ghost in every bar. I'm drinking in the moonlight, wondering where you are. Give me just a phone call, let me know that you're okay. I see the curtain coming down for an actor on the stage. Oh, I miss you, you know I'd kiss you. I was your man. I've been through it, and I can't do it again. Well, you got your explanations that I don't understand. I once believed in magic, but now I know it's sleight of hand. The things we say just float away, they're not words on a page. You're living in a story. Ženklas rodo, kad kelias uždarytas. Kelio barikadas rodo, kad kelias uždarytas. Priekyje traktoriai. Įdomu, ką čia man daryti, nes kelio tai apvažiavimo kaip ir nėra. Traktorius praeitas, bandau varyti toliau. Dar ten stovi mašina. Oh, I've been taken and forsaken every time. Nu super, gerai, kai kartais sesūnė mašina, galima praeiti pro tokias kliūtis, o šiaip kelias uždarytas iš abiejų pusių. Dabar laisvo kelio paturėsiu. You know I still got your picture, but it's hard to take a look. It's in between the pages of my old favorite. Buvau tokioj Jokes Bakery tik ką. Susimontavau video, buvo labai maloni pardavėja, mane pavaišino bandelėmis gavau, bet išeinu į lauką ir matau tokį vaizdą. Gerai, kad dviratį prirakinau, tai čia būtų visą kelią užbarikadavęs man. O, spina laiko gerai. Nu va, turim tokį dalykėlį. Venerno brolis, Veternas. Štai didžiulis ežeras. Galbūt antras pagal dydį Švedijoje, reiks pasidomėti. Bet kitas krantas matosi. Balti namai pakrančių, nors ir ne prie jūros, bet vis tiek balti. Gražus namelis, gražus. Veternas, štai tenais toli, aš įsikūriau tokioj pavėsinėje. Man vėjas čia į nugarą pučia, tai gerai, užuovėja labai puikia. Tai iš tiesų šitas ežeras Veternas yra antras pagal dydį Švedijoje ir šeštas pagal dydį Europos ežeras. Nuo vieno krašto iki kito krašto apie 130 km yra. Ir jis toks kaip prašo vos ne piršto formos. Jis yra ganėtinai siauras, kitas krantas ir iš čia net matosi. Bet pagal ilgį tai jis ganėtinai ilgas, apie 130 km netgi. Pažiūrėsiu, kiek nuo vienos iki kitos pusės pagal plotį maždaug yra. Bent jau kur dabar esu, tai apie 30 km, bet žiūrint į kitas vietas, tai apie 20 atrodo kilometrų, tarp 15 ir 20 km, sakyčiau, plotis svyruoja. Na, per GoPro labai išplečia, tai sunkiau perteikti, paskui privažiuosiu arčiau. O ką
ką, dabar darysiu sumuštinukus. Užsipirkau sūrio 500 gramų ir tokio sviesto. Kažkokio sviesto. Buvo nukainotas. Tai pasiėmiau, jis toks sūdytas turėtų būti. Tai oi, padarysim čia su bandelėmis. Oi, ačiū pardavėjai. Tokie labai maloni pasirodė. Aš ten kai nuvariau, pasiėmiau keletą bandelių, kad tiesiog turėčiau ką prie stalo, ne šiaip savo sėdėčiau. Tai pasiūlė, gal tau arbatos, gal tau kavos, sako, aš tau pastatysiu. Ai, sakau, ačiū, nereikia, tai suvalgiau tas 2 bandelės. Ten tokia senyvo amžiaus ta pardavėja. Paskui išvažiuojant, sako, gal duonos nori pavaišinsiu, tai man įdėjo. Super, super, man bus šią bandelėm. Ok, ruošiam ir nekantrauju pavalgyti. Volia, sumuštinukai greitai paruošti, pasidarysiu dar kakavos ir bus va toks maistukas. Skanauju ir tada į kelią. Va, dabar jums daug geriau, manau, matosi ežeras, Veternas. Tikriausiai labai gerai ir vėjas girdisi. Tai 30 km maždaug tiesiai pakrantė matosi. Ir kairiai kažkur jo ten pradžia, o visas ilgis nueina į dešinę. Leidžiasi į pietus. Stovėk. Nepabėg. Nu, saugiai čia. Nepamesti kameros, nes įkris kamera tarp akmenų. Už čia reikalų pajudinti tokius akmenis. Gerai būtų, kad į vandenį neįkristų. Na va, gėlavandenis, Veternas. O, apsiplovėm. Buvom. Štai čia yra parduotuvė, kuri veikia 24 valandas iš eilės be sustojimo ir joj nėra jokio pardavėjo. Čia yra savitarna. Va, tiesiai matosi, viskas veikia, bet užėjimas reikia kažkaip programėlę atsisiųsti, tapti, kaip ir banko kortelę užregistruoti ir tada galima įeidinėti. Tai jau ne vieną tokią mačiau parduotuvėlę, kur savitarnoje viską pats nusiskanuoji, nusiperki, čia aišku yra kameros, kurios stebi ir susimoki ir išeini. Nusukau šiek tiek nuo kelio, čia tokios informacinis stendas yra, tai pasižiūrėjau, pasirodo yra vienas nacionalinis parkas visai šalia. Aš esu šičia, čia yra Veterno ežeras, tai man 14 km iki nacionalinio to parko, o iš tiesų maršrutas originalus ėjo palei šitą ežerą. Bet galvoju, užsuksiu į nacionalinį parką, čia kažkur šiandieną pernakvočiau. Nu, tikriausiai prieš parką, kad nežinau, ar ten galima nakvoti ar negalima pačiam parke, o rytoj pasidarysiu žygį, 3 valandų žygį, maršrutas yra, gal ten apie 5 km, bet visai kalvotomis vietomis turėčiau eiti, jeigu pasiryšiu eiti.
Tai va, paturėsim žygelį rytoj, manau. Dar 14 km pavažiuosiu šiandieną. Nu ir stabdysiu arklius. Visai gerai, kad čia nusukau. Tai galėsim rytoj aplankyti Nats parką. Oi, super, laimingas jaučiuos. 13 km lieka. Pasižiūrėjau žemėlapį to nacionalinio parko. Pasirodo, ant maršruto, kur žygį rytoj planuoju, yra vieta, kur galima palapinę statyti. Tai 13 km prie ežero turėtų būti vieta, ten ir laužavietė yra. Aišku, greičiausiai laužo nekursiu, bet skamba pozityviai. Labai fainai. Oi geras, oi geras. Pagaliau ne prie kelio, kažkur gamtoj. Pagaliau, yes. The shadows of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could affirm? Even if you never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight. Na, atvažiuoju jau prie ežero, kur nusimatęs esu vietą. Ir žiūrim, ką čia turim. Tai yra tualetas, biotualetas. Gali praversti. Kažkur palapinę prie ežero pasistatysiu. Ok, visai gerai. Va, yra tokia užuovėja. Galima ir čia būtų nakvoti. O, super. Palapinių vietelė parodyta, kad čia. Gal čia ir pasistatysiu. Ok, yra malkų paruošta. O, visko yra. Yra kirvukas, yra pjūklas. Galima būtų pasidaryti malkų ir laužą užsikurti. Bet tektų, jeigu nesukčiaujant su primusu, tai galima būtų iš ežero išskelti. Galima vienai nakčiai pernakvoti. Nuo 6 iki 10 valandos ryto galima būti. Negalima per dieną palikti palapinės pastatytos ir negalima nakvoti šitoj užuovijoj. Labas krabas. Ruošiu tokį šulinuką. Pabandysiu įžiebti ugnį su žiežarba. Tiesiog su šituo dalyku. Tai pasiruošiau dabar labai smulkių prisipjausčiau. Dabar popieriaus truputėlį paplėšysiu ir bandysim to jaus. Nu ką, palinkėkit sėkmės. Bandau užkurti. Kažką netaip darau. Nu, bandom dar. Na va, galiausiai
Galiausiai pavyko įskelti ugnį. Manau, blogai rinkausi popierių padėti. Paskui daugiau sluoksnių sudėjau sauso ir iš karto pagavo. Na, reikia man praktikuotis dar su ugnies įskelimu. O, pagaliau ugnis. Yes. Reikia dar ją išlaikyti, išsaugoti. Šiandien šiaip sau. Nereikia čia dar prisidžiaugti per anksti. Dar visko čia gali būti. Na, bet dek, jau dek. O, jes, pavyko įskelt. Ugnis. Ugnis, jei. Ką, atnešiau dar šiek tiek malkučių, nes yra malkinė, tai papjojau ir paskaldžiau. O, gerai čia. Pjaustau morką kol kas, bet tuo pačiu jau bandelės skrunda. Paskui, manau, užsidėsiu sūrio, išsilydys. Oi, gerai, čia bus šiandieną. Šiandieną man visiškas balius. Nereikia nei filmų jokių, nieko. O tokie laisvadieniai, manau, galėjo būti pas mane. Visai smagiai čia. O tai va šildausi, o jau ir pradėjo skrūsti. Visai gerai. Apskrūdė. Apsuksim. O, liuks. Va tai va apšildau sumuštinius, sūris uždėtas. Tikiuosi jau pradės lydytis greitai. Na ir užkandžiauju. Na ką, tą gaidą norėčiau ir baigti šiandienos video. Dar vis sėdžiu prie laužo. Jau viską kaip ir pasidaręs. Paskui grįšiu į palapinę, tik dantis išsivalysiu ir viskas, miegoti. Tai dar šildausi paskutinę ugnelę. Paskui reiks užgesinti laužą, kad neliktų visai ugnies. Ir manau, žarijas prigesinti. Vandeniu apipilsiu, manau. Ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki rytojaus.